Jeigu žmogus šiandien norėtų pradėti tvarkyti savo finansus nuo pagrindų, jau mes kaip ir pradėjom kalbėti, žinai, o čia labai, labai įdomi tokia ir tema. Kokius 3 žingsnius rekomenduotum padaryti pirmiausia? Mhm. Jeigu kalbant apie finansus, grynai ne apie mokesčius, tai pats pirmas žingsnis, ką reikėtų padaryti, tai susivesti visus cash flow apskaitą pasidaryti. Taip elementariai paėmė kažkokį, nežinau, Exceliuką ir tu savo kelis mėnesius dabar kiekvieną centą rašai, kiek tu gavai, kiek tu išleidai. Ir suskirsti dar tą geriausiai netgi pasidaryti, ne kad būtų ten maistas. Tiek, visus čekius rinki visur, jeigu čekio negavai, tai ant kitos pusės čekio ranka užsirašyti. Gėlių nupirkai už 20 užsirašai, 20 gėlės. Ir viskas, kelis mėnesius tu viską susivedi, pilnai, kiekvieną centą, kad tu matytum. Tai vien tas kartais padeda tau sumažinti tas tavo išlaidas labai stipriai, nes tu kartais nesupranti, ant ko tu išleidai daugiausia. Gal tu atrodo, kad ant maisto išleidai, tau reikia pigesnės dešreles pirkti, kad sutaupytum, bet tu paskui žiūri, kad tu iš tikrųjų ten, žinai, bare prageri 2 kartus negu maistas yra. Tada supranti, kad Arba turi 10 subscriptionų. Jo, arba turi tau 10 nereikia. subscriptionų ten visokių. Tai va tas jau padeda, tu tada pradedi suprasti iš tikrųjų, nes kartais tu gal labai taupai, nežinau, ant maisto pigesnį kažkokį prastesnį pirki. Jogurtą pirki 10 centų pigesnį. Ir tu paskui supranti, kad iš tikrųjų, kad ai ne, aš iš tikrųjų ten pasirodo ant takso ir ant kažkokių vakarėlių ten išleidau, žinai, ten 200 per mėnesį, o ant maisto tik 300. Tai aš galiu ant maisto taupyti, kad ir kiek, bet aš tipo tiek nenukalsiu, kiek aš galiu ten sutaupyti. Ten kūrą gal kažkokį pilu, kiti būna tau plemba, ten kūrą labai taupo, kiek mašina valgo, bet gal tu per mėnesį išvažinėji ten 20 eurų, tai koks skirtumas, tavo mašina ten daugiau ir mažiau valgo, jeigu tau ten labai nedaug skirsis. Tai pirmas dalykas, viską pilnai susirašyta, ne, kiek tu pilnai išleidi, kad tu žinotum, tiesiog elementariai matytum ir suprastum realias sąnaudas. Tikras, kad nebūtų kažkokių, kaip kiti sako, aš nesuprantu, kur pinigai. Čia vakar kalbėjom, tai irgi pažįstamas sako, aš nežinau, sako, man reikia 8 000 per mėnesį. Sakom, kaip 8 000? Nu, va taip sako, gaunasi, va aš nežinau. Taip išeina, ten mokėjimas, vėl nežino. Tai žinai, pirmas dalykas. Antras dalykas, kai tu tada, matai, tu gali kažką pradėti optimizuoti, gal kažkur gali pataupyti. Antras dalykas, ką reikėtų padaryti, jeigu žmonės neturi, turėti tą vadinamą saugumo pagalbę. Tai atsidėti kažkiek pinigų, ne juos sustaupyti, kad tu pradžioje turėtum kažkokią dalį pinigų, kad jeigu atsitiko kažkoks, nežinau, emergency, nežinau, mašina sugedo dar kažkas, nebūtų taip, kad tau reikia kreditą jums skolintis. Tai vien psichologiškai tu jautiesi visai kitaip, jeigu tu, nežinau, pusmečio turi saugumo pagalbę kažkokią, kad jeigu kažkas atsitiko, pavyzdžiui, tu pusę metų gali pragyventi. Kokia tai yra maždaug suma? Tai paprastai kiekvienam pasiskaičiuoti pagal savo mėnesinės, tai jeigu pirmą žingsnį pasidarai, tu žinai, kiek tavo mėnesis realiai kainuoja, kiek tu kainuoja pragyventi. Padauginti 6. Jo, dar gali gal pamatyti tada, kur tu nebūtinos išlaidos, nes jeigu tau, nežinau, emergency atsitiktų, tai gal tu nebūtinai barus eiti, ten kavinės valgyti ir panašiai. Tu žinai, kad mano, pavyzdžiui, bazinės yra, nežinau, man 1000 reikia per mėnesį, kad aš ten nuomą sumokėčiau, maisto nusipirkčiau, kurą užsipilčiau ir dar ten plus ten 500 yra ten nebūtinos išlaidos ten kažkokie. Ten. Baras tada gali būti namie, jo. Vakarėlis ne klube irgi namuose pasikviesti Taip. draugus. Filmą gali neiti kino teatrą, o žiūrėti, žinai, jeigu jau labai yra blogai ir tada išgyventi tuos kelis mėnesius, kol ieškaisi darbo. Jo, tu žinai, kad, pavyzdžiui, man patogiai gyventi reikia 2000, minimaliai reikia 1000. Tai jeigu tu turi bent 6000 sustaupęs, ne, pasidėjęs galvai tą patį ten kažkokį, kur kalbėjom, variantą, kur tu 2,2 procentus palūkanos moka, ne, tu jų neliesi, bet iš ten tu... Atjoja infliacija. Jo, tai ir tu tada žinai, kad jeigu kažkas atsitiks, aš jeigu ką, neprabangiai pusę metų galėsiu išgyventi. Arba, man nežinau, mašiną reikės nupirkti, sugės kažkas, tenais medicinės kažkokios išlaidos yra, tai tu jau jautiesi ramiau. Tu žinai, gali ir jau ką iš darbo gal išeiti, didesnį darbą pasiieškoti, truputį parizikuoti, gal kažkokią mažą versliuką pradėti, tai tas, žinai, žingsnis. Ir paskui kitas dalykas, edukacija. Tai vadinasi, jeigu tu daug ką žinai, čia Ilja Laurisas kažkur gerai paminėjo, kad sako, daug žmonės, žinai, labai daug laiko sunaudoja mokytis uždirbti pinigus, eini į universitetą, į mokyklą 12 metų mokaisi viską, kaip darbą susirast, kaip uždirbti, bet beveik niekas nesimoko, kaip investuoti. Bet jeigu tu tvarkingai savo finansus tvarkai, tavo investicijos per gyvenimą turėtų atnešti daugiau negu tavo aktyvus darbas. Ir žmonės dažniausiai tas pajamas turėtų gauti kaip ir didesnės iš investicijų, bet ten laiko skiria 0 pasimokyti. Tai realiai pasimokyti, suprast, kaip veikia finansai, kaip veikia mokesčiai, kaip veikia sutinės palūkanos, kaip veikia investavimas, tai reikėtų tą finansinį raštingumą padidinti. Žinai, su investavimu yra tokia viena didelė problema, kad tai užtrunka ir mes žmonės esame nekantrus. Ir jeigu taip suvokti, tai tas grafikas, kuomet kreivė, jinai investicijų atsiperkamumo kreivė, jinai dažniausiai yra tiesi labai daug metų. Dėl to atrodo, kad niekas neveikia. Atrodo, dedu, 10, 20 metų, bet ta kreivė vos pakilo, bet pati magija įvyksta paskutiniuose 10, ten 15 metų, kai jinai staiga užkyla labai stipriai į viršų. Ir man atrodo, Warreno Buffetto didžiausias kapitalo prieaugis buvo tada, kai jisai ten jau pensinį amžių pasiekė ir tie pinigai ten geometrinė progresija pradėjo augti. Ne pačioj pradžioj. Jis investavo visą laiką vienodas sumas, bet jie tiesiog užkylo labiausiai į pabaigą. Tai čia vat ir yra tas investavimas, ko visi žmonės nesulaukia, žinai, neišlaukia.
Jo, gal žinai, gal nesuprantu to dalyko, kai tai galvoja, kad, kaip būna, įsidėjau, nusipirku Nvidios, pabandysiu. Čia nėra ką bandyti. Sapasne, čia nėra, kad kiti deda, galvo, aš po metų, žinai, atsipirks, nes žmonės kiti neskiria, kas yra teidinimas ir kas yra investavimas. Jie įsivaizduoja, kad čia, žinai, tu prie ekranų sėdi, čia nupirkai, čia pardavėjai. Tai ne, investavimas yra, kad tu, nes žmonės nesupranta, kad sako, bet tai, žinai, rizikinga, ten į bitkoiną, pavyzdžiui, rizikinga, ten į akcijas rizikinga. Tai jo, bet tu, kai uždirbi pinigus, tai tu gauni eurais, tai čia yra tavo vertės išsaugojimo vienetas, kažkoks tu sukūrė vertės, tu gavai. Tiesiog atsitiko taip, kad mes Lietuvoje eurų naudojam, ne? Kažkas naudoja dolerį, kažkas naudoja rublį, kažkas kažką kito naudoja. Bet tu renkiesi, kaip tu tą vertę saugot nori. Ar tu nori popieriukais, eurais laikyti, ar tu nori nekilnojamų turtų turėti plytom, ar tu nori akcijom turėti, ar tu nori bitkoinais laikyti. Ir kai tu laikai viską eurais, tu lygiai taip pat rizikuoji. Tik esmė tame, kad tu visus savo žetonus ant euro sustumi, kad euras laikysis gerai. Ir pagal visas taisyklės, pagal visą logiką normalią, ant euros tikrai nebus geriausias variantas. Dėl to, kad elementariai infliacija valgys. Tai jeigu tu gali paskirstyti ir turėti, žinai, tos investicijos, tai aš tiesiog savo tą noriu perkelti su ETF-ais, pavyzdžiui. Tai aš investuoju į bendrą visą ekonomiką, tai pavyzdžiui, pasaulinį akcijų indeksą, kur ten bus 1500 pasaulio kompanijų kažkokių, ir aš suprantu, kad jeigu ekonomika kyla, o jinai pagal statistiką kyla daugiau mažiau ilgojo laikotarpio, tai mano tie pinigai, jie kartu tenais ir kils ta vertė. Tai kitaip sakant, euras kiek nuvertės, bet mano ta vertė tai lieka, nes ekonomika kilo, akcijos kilo, įmonės gamino produktus kažkokius dar ir panašiai. Tai aš nenoriu tiesiog visko eurais laikyti tada. Tai va, kai žmogus tą supranta, kad čia yra 10, 20, 30 metų, tada tu padėjai ir tu nebežiūri to grafiko, tau neįdomu, nes tu žinai, kad aš noriu, kad man už 10 metų ten gulėtų tikra vertė, o ne tas popieriukos euras, kuris bus nuvertėjęs. Kiek yra buvę skaičiavimų tyrimų, dollar cost average yra geriausias investavimo būdas. Tarsi ne tie, kurie bando atspėti, ten laimi 10% max, ten 20 galbūt. Ne visiškai visai, pagal visas statistikas, tai lamsam yra geriausias investavimo būdas. Lamsam tai čia kaip visą sumą iš karto? Tai vadasi, jeigu tu turi milijoną, tai pagal viską, jeigu tu visą milijoną dabar įdėsi, tai matematiškai didžiausia tikimybė. Aišku, tikimybė yra, kad pakris. Bet jeigu tą milijoną, pavyzdžiui, per metus investuotum, tai tu dar galėtum užtaikyti ir ant kritimų ir taip toliau. Ar geriau vis tiek sausio mėnesį visą lemą įdėti ir pamiršti? Pagal matematinę tikimybė yra, tiesa, matematiškai geriau įdėti visą iš karto, lamsam. Okay. Nes pagal viską, jeigu rinka yra potencialiai kyla, tai tas, kad tu pataikysi ant mažesnės kainos, yra matematiškai mažesnė tikimybė, negu tu pataikysi ant didesnės. Bet psichologiškai, žinai, tu gali būti, kad tu įdėsi tą lemą, pakris minus 2% ir tu paskui galvosi, plemba debilas, reikėjo palaukti. Tai dėl to, žinai, tas dollar cost averaging yra gal geriau. Tas dollar cost averaging gal biškai maišo žmonės yra nes dollar cost averaging, o suinvestuoji, kai turi pinigų. Tai tu, žinai, gauni atlyginimą, investavai. Tai tipo, tas dollar cost averaging būtų labiau gal tikras, jeigu tu turi lemą ir dabar tu turi lemą, žinai, per 10 metų investuosi po truputį. Kaip tu žiūri į visą tai dabar tam Amerikos-Irano karo fone su investavimu? Dabar yra geras momentas tą lemą investuoti, ar visgi dabar tu būtum linkęs palaukti, kaip tas karas vystysis, nes čia neaišku. Žinai, aš manau, kad atzoominus biški toliau, kad ir podcastas išeis, klausimas, kaip bus įsivertę, bet jeigu mes, žinai, prisiminsim, kas buvo anksčiau, buvo, nežinau, ebola buvo. Atsimint dar tokį dalyką? Taip. Atrodo, šakės čia visi rodo, čia ta ebola kažkaip bus, dabar net neatsimeni, žinai. Korona buvo irgi. Atrodo, čia viskas bet čia užsidaro. Geras kritimas buvo, geras. Nu, buvo, bet dabar, kai tu atzūmini, jeigu tu būtum investavęs per tą kritimą, tai tu vis tiek kritimas buvo čia, tu jau čia kažkur esi. Tai realiai matai, jeigu tu žiūri čia metam 2-3 į priekį, ir kitas dalykas, kaip ir tu paminėjai, jeigu tu bandysi, pats ieškosi, čia analizuosi kažkokį, 9% tikimybė, kad tavo rezultatai bus prastesni, negu tiesiog, bukai užpirkinėt. Ir tu negali žinoti, žinai, gali būti dabar gal kris, gali būti gal kils labai, gal netgi jau karas prasidės, gal kils, nes gali būti kils, kad, pavyzdžiui, gal nafta išbrangs, gal įmonės pradės daugiau gaminti, ekonomika daugiau suksis. Tas pas, kai buvo karas prasidėjo, žiūrėk, kaip rublis buvo, ten dropino rublis, po to šovė gali viršų, žinai. Tai tu niekad negali suprognozuoti normaliai. Tai aš manau, kad geriau, žinai, yra laikas rinkoje, negu bandyti pataikyti gerą laiką, kada įeit. Tai geriau tiesiog, žinai, kuo anksčiau įeidinėt ir kuo ilgiau būt, ir net jeigu ir tu pataikysi ant pačio blogiausio ten vietos, kur dabar labiausiai yra ten kažkas ten aukščiausias taškas, vis tiek tikėtina, kad po 10 metų bus geriau, kad tu būtum investavęs ten, negu tu būtum pralaukęs ir paskui investavęs vėl nežino kur. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme.